Dalinuosi skaniausių savo šeimos savaitgalio receptų baklažanų ir avinžirnių lazanija, kurią gaminame, jeigu ne kiekvieną savaitgalį, tai bent jau kas antrą, tai yra šių metų hitas, kviečiu išbandyti jūs. Tau reikės didelių baklažanų, juos supjaustyti kubeliais, morką supjaustyti kubeliais ir viską ant ypač tyro alyvuogių aliejaus truputėlį apkepti, pilti verdančio vandens, dėti mėgstamus prieskonius, taip pat pomidorų tyrės ir viską troškinti apie 30-40 minučių, pabaigoje įdėti avinžirnių. Kol troškinasi daržovės, paruošti bešamelio padažą, jį ruošiu tiesiog išlydau sviestą, dedu avižų miltų ir pilu avižų gėrimą ir su mentele išmaišau iki vienalytės masės, kol padažas sutirštėja. Lazanijos lakštus truputį palaikau verdančiame vandenyje, juos praskyrus, tada dedu padą lazanijos lakštų, dedu daržovių padažą, ant viršaus dedu vėl lazanijos lakštus ir tada vėl pilu padažą, vėl lazanijos lakštus ir ant pačio viršutinio sluoksnio pilu bešamelio padažą ir tuomet dedu sūrį. Patiko šeimos receptai, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau šeimos receptų. Ir jeigu nori išmokti gaminti sveikatai palankiai, įsigyk sveiko maisto gaminimo kursus, kur išmoksi esminius sveikos mitybos principus iš manęs nuo A iki Z, tai yra tiek pusryčių, pietų, tiek vakarienės, tiek užkandžių, tiek desertų, receptai, idėjos ir apskritai visos mitybos esminės rekomendacijos, kurios padės tau ir tavo šeimai gyventi ir valgyti sveikai.